Įspūdingas rezultatas, kurį pasiekė naudodami šį metodą. Sąžiningai, tai vienas iš galingiausių, kokius esu kada nors naudojęs. Iki šiol tai tapo vienu iš metodų, kuriuos labiausiai rekomenduoju, jei nori pradėti dauginti ar klonuoti augalus, vaismedžius ir medžius apskritai. Nes žiūrėk, paprastai, kai darome ūglį, ar tai būtų paprastas atlankas, oro atlankas ar bet kuris kitas tradicinis metodas, gauname tik vieną augalą. Tačiau su šiuo metodu galime iš karto gauti kelis augalus, nereikia aukoti papildomų šakų, be jokių sudėtingumų ir neišleidžiant papildomų pinigų. Iš tos pačios šakos galime gauti kelias dalis ir kiekviena dalis tampa visiškai savarankišku vaismedžiu. Tai nuostabus metodas, labai švarus ir nepaprastai efektyvus. Ir šiandien aš tau parodysiu žingsnis po žingsnio, kaip tai padaryti. Pradedam. Jei kas nors tau sukels klausimų, klaus komentaruose. Prieš ruošiant ūglį pirmiausia paruošime vamzdelį, kad jis būtų paruoštas. Naudosiu maždaug 30 cm vamzdelį. Skersmuo gali labai skirtis. Yra labai siaurų ir labai plačių. Tačiau 50 mm vamzdelis yra idealus, nes jis palieka pakankamai vietos šaknims patogiai augti. Dabar pereikime prie pagrindo. Apatinėje vamzdelio dalyje padarome kamštį iš lipnios juostos, keliais gerai užklijuotais sluoksniais, kad smėlis neišbėgtų. Kai kamštis jau padarytas, apatinėje dalyje padarome labai plonus įpjovimus. Nedidelės skylutės, o labai plonus, beveik nematomus įpjovimus. Per ten išbėgs perteklinė drėgmė, kurios šiam metodui nereikia. Taip vamzdelis visiškai paruoštas. Dabar paruošiame ūglį. Pasirinksime apie 40 cm ūglį, kuo tiesesnį. Kodėl 40? Nes 30 cm bus vamzdelėje, o likę 10 cm liks išorėje. Tai labai svarbu, kad augalas galėtų kvėpuoti. Dabar toje dalyje, kuri bus vamzdelėje, apatinėje 30 cm dalyje, išilgai padarysime apie 5 mm pločio pjūvį. Nuo tos juostos visiškai nuimame žievę, atverdami ilgą langelį. Nuėmus žievę pamatysime blizgantį sluoksnį vadinamą kambijų. Ta kambiją visiškai nugramdome peiliuku, kol pasieksime švarią medieną. Šis žingsnis yra labai svarbus. Jei nepašalinsime kambijaus, šaknis nesusidarys. Kai langelis bus švarus, visus pjūvius ir žaizdas patepėme alavijų. Tada tą vietą apibarstome maltą cinamono žievę. Alavijas skatins šaknų formavimąsi, cinamonas apsaugos nuo grybelių ir bakterijų ir taip auginys bus visiškai paruoštas. Kai vamzdis ir auginys jau visiškai paruošti, dabar galime įdėti auginį. Jį įdedame iš viršutinės vamzdžio dalies ir leidžiame nusileisti iki dugno, įsitikindami, kad paruošti 30 cm liktų viduje, o likę 10 cm būtų išorėje kaip antžeminė dalis. Tai labai svarbu, kad auginys galėtų tinkamai kvėpuoti ir neuždūstų. Kai jau viską gerai įdėjome ir auginys yra centre vamzdžio viduje, pradedame berti plautą smėlį. Smėlį pilame po truputį aplink auginį, leisdami jam užpildyti visas ertmes. Nereikia spausti ar tankinti, tiesiog leiskite smėliui natūraliai kristi, kol visiškai uždengs apatinę 30 cm auginio dalį. Labai svarbu, neužpildykite vamzdžio iki viršaus. Rekomenduojama palikti porą centimetrų be smėjo vamzdžio viršuje. Ši laisva vieta yra labai svarbi, nes palengvina laistymą, jei pripildysime iki pat krašto, vanduo išsilies ir išplaus smėlį. Kai jau vamzdis užpildytas, paruošiame laistymo vandenį. Tai labai paprasta. Paimame litrą vandens, įpilame šaukštelį vandenilio peroksido tokio paties, kokį turime vaistinėlėje, ir šiek tiek pamaišome, susimaišytų. Šiuo vandenį laistysime labai lėtai ir ramiai. Vandenį pilame į tą viršuje paliktą laisvą vietą. Smėlis palaipsniui sugers vandenį. Toliau laistome po truputį, kol pamatysime, kad pro drenažo pjūvius, kurios padarėme apatinėje vamzdžio dalyje, pradeda šiek tiek bėgti vanduo. Tai yra tobulas rodiklis, kad vamzdyje jau yra ideali drėgmė. Kai tik pamatome tą drenažą, daugiau laistyti nebereikia. Galiausiai vamzdį pastatome vertikaliai, padedame jį taip, kad nenugriūtų. Labai svarbu palikti jį pusiau pavėsyje arba netiesioginėje šviesoje, niekada tiesioginiuose saulės spinduliuose, kad uglis neišdžiūtų ir šaknis galėtų tinkamai vystytis. O dabar labai svarbus žingsnis, kad užtikrintume sėkmę.
Labai rekomenduojama naudoti mikroplevelę arba permatomą plastiką, kad apvyniotumėte viršutinę ūglio dalį, taip ją antžeminę zoną. Tai sukuria mini šiltnamio efektą, kuris palaiko drėgmę, sumažina vandens stresą ir labai padeda, kad ūglis tinkamai įsišaknytų. Kai jau turime antžeminę dalį uždengtą mikroplėvele, permatomu plastikiniu maišeliu ar apvyniota plėvele, pereiname prie esminio žingsnio, kuris užtikrins metodo sėkmę – natūralaus grybelio prevencijos naudojant cinamoną. Norėdami jį paruošti, paimame litrą vandens ir įdedame žiupsnelį cinamono. Gerai išmaišome ir perkošiame per kavos filtrą, skudurėlį arba ploną audinį, kad neliktų likučių, galinčių užkimšti purkštuvą. Kai gerai perfiltruojame, supilame į purkštuvą ir tuo purkštuvu apipurškėme visiškai viską – ūglio antžeminę dalį, viršutinę vamzdelio dalį ir bet kokį atvirą paviršių. Tai darome iškart po to, kai pirmą kartą uždedame maišelį arba mikroplėvelę. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, nes tai labai svarbu. Kartą per savaitę atidarysime maišelį arba nuimsime mikroplėvelę, vėl apipurksime visą ūglio antžeminę dalį šiuo natūraliu fungicidu ir tada vėl uždarysime. Šis savaitinis žingsnis yra labai svarbus, norint išvengti grybelių atsiradimo, nes mini šiltnamyje drėgmė išlieka labai aukšta. Kai tik baigiame purkšti, viską vėl uždarome maišeliu arba mikroplėvelę ir paliekame taip iki kitos savaitės. Daugelis žmonių, ypač vyresni ir turintys patirties kaime, sako, kad tokio tipo dauginimą reikia atlikti per delčią, nes tada augalas geriausiai reaguoja. Per delčią sultis augale linkusios leistis žemyn, o tai labai skatina naujų šaknų atsiradimą. Taigi, jei norit dar didesnės sėkmės su šiuo metodu, patariu tai daryti būtent tuo metu. O dabar, po 4 savaičių, nuimame izoliacinę juostą, kurią uždėjome apatinėje vamzdžio dalyje. Gerai palaistome vandeniu ar su žarna ar bet kokiu kitu turimu būdu ir leidžiame, kad visas smėlis išsiplautų ir išbėgtų pro apatinę dalį. Dabar tiesiog labai atsargiai ištrauksime ūglį, kuo paprasčiau. Prisimink, kad šaknis dar labai gležnos ir gali būti sunku, tai kurios gali nutrūkti. Nieko tokio, bet stenkimės ištraukti kuo švelniau. O dabar pradedame. O žiūrėk, kiek daug šaknų užauginome vos per 4 savaitės. Šio metodo rezultatai tikrai įspūdingi. Švarios, baltos, stiprios šaknys nuo viršaus iki apačios. Tikras stebuklas. O dabar, ką darysime toliau? Labai paprasta. Dabar padalinsime šį ūglį į kelias dalis, kad kiekviena sekcija turėtų šaknų ir automatiškai virstų atskiru medžiu. Šiuo atveju kelios naujos figos, bet tas pats tinka ir citrusiniams, granatmedžiams, alyvmedžiams, prieskoniniams augalams. Praktiškai bet kurį vaismedį ir sumedėjusį augalą, kurį nori dauginti. Tai yra tikroji turkiško metodo galia. Iš vienos šakos per tą patį laiką neįtikėtinai padaugini savo derlių. Jei tau patiko šis metodas arba jis buvo naudingas, būčiau labai dėkingas, jei paspaustum patinka šiam vaizdo įrašui ir pasidalintum juos su žmogumi, kuris myli augalus. Ir jei nori toliau mokytis paprastų ir veiksmingų vaismedžių dauginimo metodų, kviečiu tave prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad esi čia. Didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.